Na, kad padidinti savo darbo našumą, naudojuosi dirbtiniu intelektu. Ir dabar man reikia paklausti pas jį, kad jis man surinktų rinkinuką sveikinimų su šventom Velykom. Na, reikia labai teisingai užduoti klausimą, nes jeigu neteisingai, tai paskui ir atsako ten, kaip jam patinka. Na, va, kaip gražiai. Na, dabar paprašysim sveikinimų su gimimo diena. Parašyk man 5 prasmingus sveikinimus su gimimo diena. Ups. Na. Taip. Kopijuojam ir perkeliam į Canvą. Šios pamokos tema – kaip sukurti elektroninius sveikinimų atvirukus. Na, įvairių švenčių proga mes gauname sveikinimus iš sekėjų, draugų, artimųjų ir dažnai iš skirtingų žmonių gauname tuos pačius sveikinimus. Tas pats paveikslėlis, tas pats tekstas, tas pats turinys. Ir tai atrodo kartais labai banalu ir atrodo, kad žmogus paprasčiausiai kažkur nukopijavo ir kad mūsų sveikinimai būtų individualūs, asmeniški, tai šiandien sukurkime savo vardinius pasveikinimo atvirukus. Aš manau, kad žmogui daug maloniau bus gauti savos kūrybos atviruką. Mes atkeliavom į Canvą ir paieškoje mes ieškokim elektroninis atvirukas, nes dar būna atvirukai ir spausdinimui. Mums reikia šablonų, taip? Ir mes tiesiog imam sukurti tuščią elektroninį atviruką. Mums atsiverčia tuščias puslapis ir šalia mes matom šablonus. Mums svarbu pirmiausia pasirinkti, kokią progą mes kursim atviruką. Na, aš dabar galvoju, kad kadangi ne už kalnų Velykų šventė, graži pavasario Velykų šventė, tai mes ir ieškom šablono su Velykomis. Velykos. Va. Taip, bet labai daug su karūnėlė, labai daug mokamų šablonų. Iššokantis. Ne, man nepatinka. Čia labai jau toks banalus. Keliaujam, žinot kur, keliaujam į nuotraukos. Padarom tuščią puslapį, keliaujam į nuotraukos ir Velykos. Va, nuotraukų tikrai yra daug gražesnių ir tekstą mes patys galim užsidėti, bet čia yra pasirinkimas gražių nuotraukų. Na, pavyzdžiui, va, su šventom Velykom. Paimam. Nuotraukos būna, formatas mažesnis, bet mes
ant puslapio visą laiką ištampom, kaip aš sakau, ir padengiam visą baltą lapą. Visą puslapį. Padengė visą baltą puslapį, visą nuotrauką. Ir dabar mums reikia tekstą, bet tekstas ant šio fono galbūt nelabai ir matysis, nors mes galim pasirinkti jau sugrupuotą tekstą, kuris čia gražiausiai atrodytų. Taip, bandom. Taip, sumažinam. Na, kadangi taip marga, tai mūsų tekstas su Velykom nesimato. Taip, tai tada aš siūlau iš elementų grafiką ir perėjimai. Vat, paieškom. Na, pavyzdžiui, čia šitos. Man tekstą reiks tvarkyti telefone, kadangi spalva, aš pasirinkau šitą spalvą, kad balta. Kaip jums balta? Va, gal šitą geriausia būtų. Taip, dabar šį elementą mes truputėlį padarysim skaidrumą. Va, tai padarysim, kad būtų skaidrus. 70 gal, ar ne? Ar reikia skaidrumą truputėlį tirščiau padaryti? Taip, man nepatinka teksto spalvos. Na, kaip atrodo šis atvirukas? Taip, kuriam dar vieną. Ieškom nuotraukos. Na, dar vieną padarom. Mes dabar įkelsim. Va. Na, va, įsikėlė mūsų tekstas. Mes jį pakoreguosim. Va. Nenori judėti, sumažinam. Taip. Galim atviruką, tai yra, galim šią nuotrauką mes apversti, pavyzdžiui, vertikaliai, va. Galbūt net geriau atrodo, ar ne? Kokią mes spalvą parenkam?
Taip, dabar darom kitą variantą. Na, matot, atkreipkite dėmesį, kad tikrai labai daug yra mokamų, o pasirinkimas nemokamo tikrai nedidelis. Na, va, man labai patinka šitas toks elegantiškas. Na, va, gali būti į dvi dalis. Taip, dabar pasirenkam šriftą, kuris gražesnis. Aš pastaruoju metu naudoju, ne, nors galima ir šitą naudoju. Nors ir šitas neblogai atrodo. Taip, dabar šito turinio spalvą, teksto spalvą. Čia užrašot. Tiesiog užrašom Rima ir Vilius Vaicekauskai. Taip, sumažinam. Taip. Taip. Pakeičiam spalvą. Ir šriftą. Taip, galim pakeisti, linkime jums ramybės ir meilė, būna ir šviesos jūsų širdis pilna padėkos, sveikiname jūs su šventomis Velykomis. Na va, pakoregavom tekstą. Na ir automatiškai mes išsisaugom, parsisiunčiam ir paskui naudojam. Galim ir siūsti ir messengerių sveikinimą artimiesiems, pavyzdžiui, ar postą parašyti sveikinimo progą. Dabar aš galvoju, kad, tarkim, mes dažnai istorijus dalinamės, tai istorijose taip pat būna pasveikinimai, tai mes tada paimam ir įrašom Facebook istoriją, taip pat galim ieškoti šablonų pirmiausia, Velykos, man nelabai čia patinka tokie labai jau, aš nežinau, gal jie dabar madoj. Aš gal renkuosi vėlgi nuotraukos. Velykos. Mums reikia rasti nemokamą. Ieškam kažko kito, gal iš elementų. Grafikos mes perėjimus, mano toks mėgstamiausias dalykas. Na, kadangi šventės, tai ir šventiška spalvinga pavasarinė spalva. Va, tokia. Taip.
Na, dabar ieškom elementų. Nu ką, elementai. Narcizai. Taip. Va, kiek išmeta narcizų. Grafika narcizų. Na, va, kiek čia visokių grožių. Gal mes čia sukurkim iš įvairių gėlių. Taip. Na, aš nieko nekalbu, aš tiesiog, va, čia kūrybinis procesas, man taip pat labai čia patinka krapštytis, tai aš tiesiog ir savo, va, taip dėlioju, tai aišku, atima laiko ir, aha, dabar užrašom kiaušinį arba Velykos, ar ne? Grafika. Jeigu mes imam šabloną, tai viskas daug paprasčiau, bet kuriant patiems, tai yra laiko resursai naudojami tikrai, nes tiesiog labai didelis pasirinkimas čia įvairiausių elementų ir labai, na, iš karto apsispręst, ko nori, kaip nori, kad atrodytų tavo tas vizualas ar nuotrauka ar kas. Iš karto nežinai, kaip turi atrodyti tas visas kūrybinis elementas ir tiesiog eigoje renkiesi paveikslėlius, renkiesi elementus įvairiausius. Na, pažiūrim, kas čia. Aha, čia tekstai, čia kiškiai, čia ausys. Na, va, čia visko yra, matot, kiaušiniai. Na ką, dirbam toliau. Taip. Na, galim animuoti. Čia yra būtent, dar kartelį parodau, čia viršuje, kur yra ratukai, animuoti. Mes paspaudžiam animuoti ir mums iškrenta animacijų pasirinkimas. Žodžiu, teksto gali būti ir elementų animacija. Mes tiesiog pažymim, ką norim, kad judėtų. Na ir pasirenkam, kas mums labiau patinka. Klasikinis šitas ir, aha, kad pasirinkti greitį ir kryptį, tai reikalinga mokama versija. Taip, bandau dar pajudinti šitus
burbulus. Aha. Taip, o ką gėlės kalba? Ne, gėlės tegu nieko nekalba. Pašalinti animaciją, ne? Taip, dabar pasižiūrim, kaip, va čia viršuje, jeigu mes norim pasižiūrėti, kaip čia viskas susidėliojo, ta animacija, viršuje yra va 5 sekundžių šitas visas mūsų video gaunasi. Čia bus storiui su Velykom. Ir ką mes atsisiunčiam dalintis ir paskui keliam, naudojam, kur mums reikia. Dabar mums reikia su gimtadieniu gal elektroninių atvirukų, ar ne? Elektroninis atvirukas. Šabloną imam tuščią puslapį ir ieškome su gimimo diena. Na, šablonai tokie šiaip savo, sakyčiau. Tai vėlgi geriau rinktis nuotrauką. Vėl rašom su gimimo diena ir žiūrim, ką turim. Taip, rožės. Taip, rožės žiūrim. Čia nemokama gal, ar ne? Čia galima padaryti. Taip. Na, čia aš jau dėlioju, čia mano kūrybinis procesas. Šiaip tai galima rasti ir turbūt rožių, kaip sakant, puokščių ir užpildyti visą foną, bet man vat kažkaip tai norisi pažaisti. Taip. Taip, ir mes kažkur tai turim sveikinimai su gimtadieniu. Ir tiesiog va paimu, padarau kopiją ir tekstas. Kuris čia gražesnis šriftas? Gal šitas ar ne? Ir dabar mes imam ir spalvą, kuri čia būtų spalva. Ne, ne. Gal šita.
Taip, mes galim dar pasirinkti foną. Va čia yra šitoj vat meniu juostoj toks kvadratas su brūkšneliais ir čia yra fonas, va parašyta fonas. Tai mes galim panaudoti foną, tarkim, mūsų atvirukui. Na ir be abejo yra su vaizdu, yra su perėjimais, gal mums labiau tiktų čia su perėjimais, su abstrakcija, tekstūros, na irgi vėlgi galima matyti, kad yra mokami fonai ir yra nemokamų, tai mes dabar žiūrėsim iš perėjimų, čia aš manau šitam atvirukui reiktų galbūt kažkokio šviesaus. Na, toks nelabai šiaip sau. O jei bandom apversti, o, nebent apvertus. Apversti. Taip. Noriu sutraukti visas gėlės į šitą pusę. O čia turinį tekstą viršuje. Šiaip tai sakoma, kad tekstas turi būti lengvai įskaitomas. Taip, taip, taip. Va, gal taip geriausiai, ar ne? Nu, va, klasikinis toks atvirukas ir mes galim suspausti. Truputėlį gal tekstą sumažinam. 14 va, darom, ar ne? Va. Kaip jums? Šitą reikia apversti irgi. O, į tą viskas žiūri į vidų. Taip. Na va. Atvirukas su gimtadieniu vienas jau yra. Vėlgi čia galima parašyti, kas sveikina. Na va, vardinis atvirukas. Kuriam toliau. Va, čia gražus, kokie gražus. Paieškoj galima, vat mes suvedėm rožės ir iš karto išmetė daug labai nuotraukų su rožėm. Tarkim, lauko gėlės. Bandom, va, lauko gėlės, matot, kiek visokiausių pasiūlymų. Levandos. Va, pažiūrėkit, kokie grožiai su levandom. Taip, antras gimtadienio pasveikinimas. Tekstas. Va, tekstą uždėjom, ne? Šiandien tavo gimimo diena, tai kaip pavasario gėlių žydi žiedas. Taip, tai mums reikia čia ne abstrakcijos kokios, o pavasario gėlių žiedų. Tai mums reikia gal. Taip, dabar ieškom nuotraukos. Einam vėl gėlės. Ir dabar mums išmeta įvairiausių gėlių. Taip. Taip. Taip, va.
pakoreguojam. Pakoreguojam tekstą, kadangi šis tekstas yra suformuotas dirbtinio intelekto, tai tiesiog tikrai reikia pakoreguoti, paskaityti, pasižiūrėti, ar viskas tvarkinga, nes, visi daro klaidų. Taip. Taip, čia mes irgi spalvą parenkam. Va, gal tokia. Taip, teksto spalvą galima dar pasireguliuoti, vat, atėjus čia, kur įtraukti naują spalvą ir tiesiog čia vat, su šitu ratuku pavedžioti ir mums tiesiog matom, kaip keičiasi teksto spalva. Matot, va, kur aš tą ratuką vedu ten ir mes tiesiog galim va čia va ir išsirinkti tą spalvą, kokią mes norim. Gal tokia intensyvesnė tegu būna, taip ir paliekam. Va. Va, dar vienas atvirukas. Čia irgi galima parašyti nuo ko. Šiaip tai labai lengva ieškoti, tarkim, va, suvedam gėlės, va dabar tai čia gėlių fonas, backgroundas, tai tiesiog labai patogu, imam tekstą, jį dedam ir mums gaunasi iš karto atvirukas. Taip, koreguojam. Dabar teksto spalva kokia? Kokia? Šitą gal. Aha, reikia nuženklinti turbūt taip. Toks irgi paprastas su balionais. Tokie visokie išraityti šriftai, tai ne visada būna, ne visiems įskaitomi. Ir čia mokami. Man labiausiai patinka tas, aš jį ir naudoju. Taip. Taip.
pacentruojam. Va. Nu, normalus šitas sveikinimas, ar ne? Dirbtinis intelektas visai neblogai. Sutaupo laiko. Va. Gražus sveikinimas, ar ne? Na ir dar paskutinis 5. Taip. Ir dabar mums reikia tekstą. Taip. Taip, dabar teksto, teksto šriftas. O, iš karto pasikeičia. Ir spalva. Taip, va. Oi, kaip gražiai. Tai va tiek, va, mes turim gimtadienio atvirukų. Pažiūrim. Sukūrus atvirukus, mes juos galime iš karto parsisiųsti. Galime iš karto atsisiųsti PNG paveiksliukų formatas ir visi puslapiai ir tiesiog mūsų galerijoje visi puslapiai ir visi atvirukai ir parsisiųs. Arba tiesiog reikalui esant galima atsisiųsti po vieną. Beje, galima tiesiog dar padaryti šiuos atvirukus, na, kaip aš sakau, vardinius. Galima tiesiog parašyti, kam parašyti žmogaus vardą, kurį sveikinsit su gimtadieniu. Oi, kokie gražūs. Na, man gražūs. Čia kiekvieno asmeninis reikalas. Tai va tiek apie atvirukus.